elektrikų didžiausi iššūkiai tai tikriausiai yra naujos technologijos atsirandančios ir kadangi dažniausiai elektrikai dirba, sakykime, su paprastais žmonėm, o paprasti žmonės daug ieško ko internete, susiranda visokių įdomių technologijų, naujų technologijų, neišbandytų technologijų ir jie tada ateina ir prašo elektriko, kad jisai kažkaip jas sukergtų ir kažką iš to padarytų, kaip jie įsivaizduoja. Ne visada visi spėja įsisavinti visą informaciją ir visas naujienas, kurias mes norime pristatyti, papasakoti, nes iš tiesų informacijos srautas šiandieniniam žmogui yra gan didelis, todėl atsirinkti informaciją, kuri jam galėtų būti naudinga, kartais yra šiek tiek sudėtingiau. Mes užsiminėjom įvairiais energetikos sprendimais, šilumos siurbliais, elektromobilių sprendimais ir elektriniam baterijom. Manom, kad tai yra ateities technologijos, kurias tiesiog reikia sujungti į vieną visumą ir pasiūlyti kompleksinį sprendimą gyventojams, namuose, taip pat pramoniai. Įdomu gal kad nors naujas žinoti ir pasivažyti su kitais. Ties elektros skydų buvo įdomu, kad turi kai kurių savybių, kurią kiti tikrai neturi. Gyvai pasimatyti kartą per metus, aptarti projektus, kurie jau įvyko, projektus, kurie yra planuojami, pasidalinti naujienomis, žiniomis ir tokiu būdu siekti bendro gero rezultato.